Tokie pislėva žmonės, kad jūs neįsivaizduojate. Na, kur stabdžius nesutvarkysim, tai tikrai nahui jisai užpauda. Irgi viskas kaip uazikė. Nesnimai. Sveiki, draugai, atsimenat, sakiau, kas nerizikuoja, tas nevairuoja geliko, nahui. A ką toliau sakyt? Žurnaliuga. Ką toliau sakyt? Geländewagen, 26 metai, 5 litrai, benzas. Ir šioje serijose bus, manau, 3 serijos. Parodysiu jums visą esmę Geländewagen'o. Nežinau, kai net sakau, kad Geländewagen'as pas mane šiurpuliukai eina. Bet ne su šito geliku tikriausiai. Ne su šito geliku labai daug darbų. Ir paįvairinsim kontentą, parodysim jums, kągi kainuoja toks gelikas, ką kainuoja jo aptarnavimas ir apskritai, ką galima nupirkti už 30 000, kokia tai bus mašina 2006 metų. Papasakosiu, parodysiu iš tikrųjų, apie nieką nemeluosiu, kad žiūrovams parodyti, kaip yra. Nes visi galvoja gelikai, va, pantai, faina, krūta, mafijozai, kolchoznikai, kaimiečiai važinėja, dilauvi, tik tokie va ir taip toliau. Viską pamatysit. Dabar nuo šiol, jeigu jau pastebėjot video pradžioj, turime skraidantį paukštelį. Tai paįvairinsim kontentą su juo, kad būtų jums įdomiau kažką parodyti, kažką papasakot. Nu, toliau varom į kiemą ir papasakosim, parodysim, kas yra tokio gelikas ir su kuo tai valgyt, kaip sakoma. Pagnali. Šių! Teleportacija į kiemą. Tai gelikas. Rimto bachūro, patsano vyro, rimto verslininko svajonė. Kas ką gali sau leisti, kažkas perka nuo 2015 metų, kažkas perka nuo 2000-ųjų ir taip toliau. Visi jie iš išvaizdos praktiškai vienodi, tas pats kubikas juodas tiesiog ir tiek. Iš salono, aišku, skiriasi ir variklio, ir dėžės ten visa ta konstrukcija. Tai papasakosiu, kaip yra iš tikrųjų gelikas su begalybė problemų. Į komplektaciją netgi eina trailinantis V8 variklis, kuris turi 16 žvakių. Su stabdžiais problemos, su kėbulų problemos, aišku, jisai nėra surūdėjęs, supuvęs, tiesiog kapotą reikia padažyti, bamperius ir taip toliau, kad būtų saldainis. Labai daug problemų su elektronika ir šiaip šio Geländewagen'o, pasakysiu taip, nelabai jį mylėjo kažkas. Bet padarysim, kad būtų geras, bent jau, kad tvarkingai pradėtų važiuoti, nes dabar stabdžių nėra. Stabdžių diskai susinešioja, trailina ir taip toliau. Ir šioje serijoje parodysiu visus niuansus su šito Geländewagen'u, kas kaip, parodysiu, kaip atrodo ta mašina už 30 000, kaip pavyzdys, ane? O sekančiose serijose matysit, ant kiek yra brangų arba pigų remontuoti tokį automobilį ir ką jūs gausit už 30 000. Tai pagnali žurnaliugą parodysim kažką. Tai nuo stabdžių, pradėkim nuo stabdžių žurnaliugą. Žiūrėk, kaip atrodo stabdžiai šitam gelikė. Manau, kas supranta, tas supras, kad čia jau tragedija. Viskas apsinešė metalų, kaladėlėm ir taip toliau. Kodėl taip įvyko, aš nežinau. Ratus mes dažysim, pilnai aptarnausim stabdžius. Nu ir Geländewagen'as. Mašina 30 štukų kainuoja. Kokia tavo nuomonė, blogai čia ar ne? Nu čiagi gelikas. Nu čia jo gelikas, čia va žiūrėk. Čiagi gelikas. Čiagi gelikas. Čiagi gelikas, ateik čia. Čiagi gelikas. Ateik čia dar. Čiagi gelikas. Čiagi gelikas. Čiagi gelikas. Tai va čiagi gelikas, draugai. Ir kas su šito geliku bus, ugi teks jį prikelti, kad būtų, va tame ir esmė, kad čiagi gelikas. Kaip ten visi sako, durys uazikė, kaip užsidaro, atsidaro.
ASMR dabar bus. Taip ir yra. Tikrai kaip uazikė. Po kapotų irgi viskas kaip uazikė. Svajonė mano buvo Geländewagenas. Ji kaip ir lieka, bet manau svajonė naujesnis Geländewagenas. Matai kaip kepurė užsidėsi su. Akinių trūksta, gerų lakierkų, kožos, cepiūros auksinės, Rolex laikrodžių ir važiuojant siųsti visus nahui. Realiai tokią mašiną atsisėdus, kaip filmuose, kaip visi rodo blogeriai, iš tikrųjų toks jausmas ir yra. Lygiai tas pats, kaip nežinau, nusipirki PM3 X juodą ir važinėjai, klausai boomerį visą laiką jame. Lygiai taip tas pats ir čia. Muzikos čia neklausiau, nes negroja. Bet sakau kaip yra. Tikrai mašina turi kažkokį savo vidinį pasaulį, kur atsisėdus į tą mašiną, persijungi į tą pasaulį ir tau ant visko nusispjaut. Vienas dalykas. Žinai, ant ko tau nenusispjaut? Nenusispjaut, kad esi 30 litrų benzo valgo. Tai čia kaip pavyzdys, nuo Pabradės iki Vilniaus nuvažiuot, iš karto jau 5 euriukų paruošk. Jeigu ten su kokiu, nežinau, ten su tavo Audi kaip pavyzdys gali nuvažiuoti su 15 eurų, tai čia jau su 5. Na, bet kas tokias mašinas turi, tas babkis tikrai, manau, ras tokiam kūrui ir kaip tai išlaikyti tokį automobilį. Su šitų gelikų istorija paprasta. Prieš tai jisai buvo Japonijoje. Iš Japonijos jisai pateko į Dubajų, kaip čia vadinasi normaliai, Emiratai. Pateko į Emiratus ir po to iš Emiratų tiesiai į Olandiją. Ir iš Olandijos pateko pas mus į Lietuvą, pas žmogų, kuris, nežinau, naudoja šitą automobilį kaip darbinį, pasakykim taip. Kur nepravažiuojama vieta, jisai su šito geliku važiavo ir jam buvo ant visko nusispjaut, dėl to galimai, kad ir yra dabar šiokia tokia jo būklė. Žmonės pavadins dalbajobu, pasakys, tai čia kinietiškai parašyta. Perskaitai. Sun хуй в чай, высунь сухим, дай подержать другим. Variklis praktiškai toks pats, kaip buvo CLS, beveik tas pats. Stovi 16 žvakių, neturbininis, paprastas atmosferikas, dėžė 4 bėgių greičių, ką greičių, dėžė greičių 4 bėgių, blėt. 4 varomas, blokiruotės turi ir taip toliau. Nekainuotų jisai tai brangiai, žurnaliukai, žinai, kas būtų jau šiandien. Offroado ratus ir pagnali testuot, kaip yra iš tikrųjų su šitais gelikais. O ką dabar padarom? Pradedam nuo stabdžių, nes stabdžius reikia sutvarkyti. Tėvukas kaip visat pasikabinės savo ilgamečius projektus garaže, dėl to į garažą negalim patekti. Teks daryti visą tai kieme su donkratu. Bet vis tiek, suprantikime esmė, galima būtų palikti kaip yra, man reikia pamatuoti stabdžių diskų išmeras, kad žinoti, kokias dalis užsisakyti. Taip pat išsisukti žvakes, kad turėti pavyzdį, vėlgi ką užsisakyti ir pradėti jau šitą aparatą krapštyti. Tai šioje serijoje tikriausiai pakrapštysim techninę pusę, sulyginsim kainas, kiek kas kainuoja, kad jums būtų aiškiau, nes manau, kad visi galvoja, jeigu tačka čia 30 štukų kainuoja, tai ir stabdžius aptarnaut kainuos, nežinau, ten štuką eurų. Plius minus prisimečiau kainas ir sužinosit, kainuoja tai ir ne. Bet vienas didelis niuansas, barža šitą sveria beveik 2,5 tonos, o pasižiūrėkit, kokie maži stabdžių diskai, tai pas jį stabdžių absoliučiai kaip pagal mane nėra. Būtų koks 5 AMG, nežinau, su juo ten jeigu 200 išsibėgėtum, tai nežinau, 2 km tikriausiai stabdytum. Čia gelikas. Ir viskas tom pasakyta. Vsio, varau, karočią, imti damkratą ir bandom kelt, žiūrėt, kas yra. Esmė su geliku kokia? Man patinka šitie visureigiai, nes jisai yra rėminis kaip ir Nissan Patrulis. Tai važiuoklė labai paprasta, viskas paprastas, spiroklė, amortikai, vairo kolonėlė irgi kaip patruliai. Važiuoklė labai paprasta, dėl to man jisai ir patinka, kad
iš važiuoklės pusės čia nėra kam laužti. O vat iš elektronikos pusės tai čia pizda. Kas darosi. Pasižiūrėk, ką mes turim. Paprastas, elementarus stabdžių diskas. Niekom neypatingas. Paprasti suportai. Aišku, su kažkokiom kinietiškom nakladkėm, kurios čia yra tiesiog priklijuotos. Visą šitą šūdagį reikės pat atgal priklijuoti. Suportai čia dirba ne taip kaip paprastose mašinuose, kur atsisuki направляйкės tas vadinamas ir išsiemi. Čia yra šplintas. Šplintas šitą išsikali, išsiemi šitą apsugėlę ir viskas, pas tai iš karto yra prieimas prie kaladėlių. Kaip nekaip išdaužėm tą vtulkę, jinai atrodo va taip va, jinai nuo senumo užrūdyja ir nenori niekur išlindinėti. Kai kurie žmonės tiesiog nupjauna ir išsiardo ją, išsiema, mes pasipysom, išsimušėm, kad turėti bent kažkokį pavyzdį, nes 100% dėsim šitą vtulkę naują. Toliau pysamės su tuo dalyku, išimdami kaladėlės ir reikia išsistumti suportus atgal, kad jie susidėtų į savo pirminį ką žurnaliuką? Vaizdą. Padėtį. Nežinau, tiesą pasakysiu, galvojau, kad čia su stabdžiais viskas labai paprasta, pasirodo pysliavos belė kiek, patikėkit manim, tad jeigu nusipirksit kažką su geliką, ateityje, jeigu neturi tam tikrų instrumentų ir taip toliau, geriau nuveškite į servisą, tegu jums tai padaro. Stabdė, хуй знает ком jie čia stabdėna. Jo, tikriausiai su žiežirbom tikrai stabdėna, su šito geliku kažkas. Nufilmuok žurnaliuką kaladėlės. Nice. Kas dabar vyksta? Pysamės. Tu nori vis dar? Pisalinė, nahui. Geliką dar nori? Nu, tas 16 metų, kuris tai nori. Bet ne šitos nudruštus korčius. Tai gal visgi off-roadą nupystirsi? Gal, žiūrėsim, jeigu nahui stabdžius nesutvarkysim, tai tikrai nahui jisai off-roadą. Gal sudeginsim gerai? Jo, arba sudeginsim. Nėra nuotaikos, ribeta, Čia tokia pisliava žmonės, kad jūs neįsivaizduojat. Su suportais viskas aišku. Tikėkimės, kad užteks kaladėlėm užeiti su naujų diskų kartu, kai užsidės. Antras dalykas, kad net tą patį suportą nuimti. Priėjimas nekoks, absoliučiai. Priėjimas nekoks. Uklė, blėt, irgi visų dalių nekokia nahui. Tai ką, priekinis suportas ir stabdžių diskas nuimtas, nuiminėjom tam, kad turėt pavyzdį, ką reikia nupirkti, pasimato diametrus ir taip toliau. Uždedam atgal ratlankį, kad nuleisti jį ant rato ir pizdinam prie galo. Tikiuosi, kad ten bus mažiau pisliavos negu čia, nes iš priekio tai čia nahu. Nors ir gelikas, nors ir brangi mašina, bet tai... Aš jaučiu servise už tokį darbą. Kaip tu galvoji, tėvų, kiek paimtų? Nežinau, 100 pusių. Čia nahu. Niekas nesisuka, niekas neeina. Ja, įbau. Niekas nahu nesisuka, ja įbū, blėt. Nu čia, blėt, kitaip, nu negalima jau kalbėti su šitą mašiną. Tokios mašinos, tai... Ne, kaip prižiūrėtas gelikas, viskas tvarkoja, bet čia tiesiog... Aš kiek žinau, tas gelikas stovėjo patvaryti tiesiog, tai dėl to gal viskas taip su jį yra, aš nežinau, nu... Bet čia sunku. Dirbam toliau. Ką žurnaliuko vis tu su ta kamera, matai, nesigauna nichuja. Viskas gaunasi, ardom toliau. Viskas surūdyja, prirūdyja, tai ką padarė?
Atsukom dabar galinį suportą, nuėjom kaladėlės, dabar reikia atlaisvinti rankinį, kad galėtume prieiti prie rankinio kaladėlių ir nuimti galinį stabdžių diską. Aš ką, nežinau, nu tai ką, nerodysimgi visą seriją žmonėm, kaip stabdžių diskus keičiam. Nusiėmam stabdžių diskus, jums ateitį pasako, ką mes dabar darysim. Nusiėmam stabdžių diskus, išsimatuojam viską, ką reikia, žinosim, kokių detalių mums reikia. O susitiksim su jumis jau, manau, kitoj serijoje ir ten viską matysit, kiek kas kainavo, kaip kas susirinkinėja ir, blėt, pagaliau visus varžtus seno dėdo sposabo padarysim. Sposabo, blėt. Impossible. Kaip čia vadinasi lietuviškai žurnaliuga? A tu ką, irgi, blėt, lenkas? Karoči, sutepsim visus varžtus nigrolų, blėt, kad jie atsisukinėtų, nahu, o ne kaip dabar, blėt. Negaliu nesikeikti, nes užpysiu realiai, na. Užpipsenk ten kai kurius jei gali. Malė, vaikai žiūrės. Tai ką, kaip nekeista, iš esmės galima būtų diskus pratekinti ir naudoti juos toliau, bet tokiai mašinai mes visgi sudėsim naujus. Stabdžių kaladėlės rankinio dar šiaip iš esmės galėtų pavaikščiot, bet irgi sudėsim viską naują, visas spiroklytės ir taip toliau, kad būtų viskas malonu ir gražu, suktųsi, stabdytų ir taip toliau. O toliau ką darom? Išsimatuojam. Tai dėl ko mes čia visą šitą šūdą pradėjom ir nuiminėjom žvakes. Visos jos turi būti vienodos, tiesiog reikia vis tiek turėti kažkokį papyzdį. Tai ką, diskai stabdžių nuimti. Nemanau, kad tai jums buvo labai įdomu. Parodyt reikia, kaip atrodo viskas mašinoje už 30 štukų. Su kuria nichuja nejasna. Tai diskai stabdžių nuimti. Išmeras gavau. Kaip gavai? Pamatavom. Žinai, kaip pamatavom 15 cm. Gulintis. Diskas. Tai va, užsisakau detalės, pastatom jį ant ratų, kad jis stabdytų pilnai ir toliau judėsim prie variklio. Taip, ar ne? Tikėkimės, kad jo. Tikėkimės, kad jo. Tai šių serijų daugiau jau nieko nebepamatysit. Nemanau, kad bus įdomu, kaip užsakinėsiu detalės ir taip toliau, bet sekančioj serijoje būtinai parodysim, kiek kainuoja tos detalės tokiai mašinai, iš kur gaut ir ko reikia, kad gaut. Toliau ką žinau. Iki sekančių susitikimo.